Tai labas vakaras, mano mergaitės. Sveikinu jumis su naujais 2024 žaliojo drakono metais. Noriu palinkėti, kad jums įsipildytų jūsų visi tikslai ir svajonės. O ko daugiau mums reikia? Ačiū už gražius palinkėjimus. Tai ką, šiandieną mes labai darbščiai nusiteikusios. Sausio 1 mėnesio diena, 1 naujųjų metų diena, 1 savaitės diena, tai yra pirmadienis. Aš galvoju, pakalbėkim šiandieną šiek tiek apie mūsų kompanijos produktus. Daiva, tavo labai gražų šiandieną plaukai. Papasakok, ką tu su jais darai? Aš dariau, nieko ypatingo nedariau. Išploviau galvą su mūsų šampūnais, kondicionieriu ir pagrindinis mano vietaisis aliejukas, kuris padėjo suformuoti gražias garbanas. Be jokio lako, be nieko. Susikau ir krenta, jau 2 dieną jos laikosi man. O plaukas švelnus ir gyvas. Pripildytas drėgnumo, drėgni, labai gražus plaukai, nes jisai suteikia drėgnumo, išlaiko drėgnumą, atgaivina plauką, gydo plauką. Čia pasaka, ne aliejukas, aš tokio dar neturėjau niekada. Tai niekada daugiau nebekeiščiau. Labai geras aliejukas. O tai gerai, šampūnas, kondicionierius, aliejukas. Daugiau ką nors naudoji? Ne, aš šį kartą net naudoju, nes viską baigiau, tai dabar turiu tik 3 produktus, kuriais naudojusi, kol užsisakiau, dabar turi ateiti kiti. Bet man užteko 3 produktų, kad mano plaukai atrodytų gražiai. Tai aš tikiuosi, kai tu gausi tos naujus produktus, tu irgi pasidalinsi, panaudosi ir pasidalinsi savo atsiliepimais. Būtinai. Tai Skaiste, o ką tu ten rankoj vartai? Papasakok apie tą produktą. Tai yra šnypštants tabletės. Šnypštants tabletės, tai ant į vandenį įsidedi ir šnypšti ir palauki, kol vis tabletė, išterps ir tad gal gerti ir yra kaip energetinis, koks energijos labai duod. Ir buvau rinkinį tam. Tai bodi. Aha, energijos duoda. O tas kitas ką daro, tas skystis, kur yra buteliuke? Bodi tai sumažinama, gal kilograms numesti viški, tai jau esu išvartojus ir dar perks. Kiek išvartojus? Pusę? Ne, jau išvartojus, tai irgi užsakė. Ok, o kiek numetei? Nekalbėkime apie kilogramus, nes kilogramai yra čia grinai individualiai, būna, kad žmogus sukūsta labai, bet kilogramų nenumeta nei vieno. O apimti šiek tiek sumažėjo? Tai gali pasakyti, jautus lengvesnį, svarstyklių netur, tai negali, bet svarbiausia išsavys jautus lengvesnį. Tai ir yra pats pagrindinis dalykas, kai žmogus, gal tikrai tai centimetrai nenuėjo, gal tik kilogramai nenuėjo, bet kai tu jautiesi pats pakilėtas ir tu jautiesi, kad tu jautiesi lengviau, tai yra vienas iš geriausių tikrai, manau, tas tabletės ir tas body turbūt ir duoda tą tokį dalyką. O dabar aš pasidalinsiu savo grožių receptais su mūsų kompanijos produktais, nes prieš 31 ryte pasidariau mūsų Radiance kaukę. Kodėl? Todėl, kad mes visą žinom, nauji metai, naktį nemiegosim, kad atsikelti sausio 1 gražiai. Žinokit, šita kaukė yra šiek tiek biški kitokia negu kitos, pavyzdžiui, Vezuvijos kaukė. Užtepėje, ne? Ir laikai, o šitą ne. Aš irgi iš pat pradžių padariau biški blogai, aš užsitepiau ir tokia galvoju, jau dabar sėdėsiu ar gulėsiu 15-20 minučių. Nieko panašaus, ją reikia įmasažuoti, jinai turi tokias granulytes. Ir tikrai, pradedi masažuoti ir tos granulytes į veidą įeina ir jos ištirpsta. Žinokit, labai fainas efektas. Iš pat pradžių lyg tai toks veidukas kaip parausta, nes aišku, gaunas toks kaip švitrinimas šiek tiek, bet labai minimaliai. Ir nusiplovus veidą, paėmus po to mūsų energizuojantį tą. Aš be šito, kaip Daiva sako, be aliejuko, aš be šito beveik neįsivaizduoju irgi savo gyvenimo tiek vakare, tiek ryte prieš užsidedant arba naktinį mūsų kremą, arba dieninį mūsų kremą, tai yra labai gerai. Kodėl? Kaip sako, labai man mažai
užtenka to kremo, nieko panašaus. Jeigu tu naudosi ant šiek tiek drėgnos veido odos, tikrai kremo nereikės daug dėti. Tai va šitas mūsų losjonas labai padeda, nes apipurškiai jisai drėgnas ir tada tepi kremą, arba dieninį, arba naktinį, ir paakių kremą taip pat. Paakių Tą kremą, naudoju. va, taip. Nu jo, paakių kremą aš naudoju tik tai vakare, nes aš turiu paakių kontūrų gelį. Ir žinokit, va, pabandžiau taipogi po šitos mūsų Radiance kaukės šitą mūsų hialurono serumą. Dar vieną dalyką, mergaitės, galiu pasakyti. Žinau, Genutė naudoja, bet tu naudoji biški negerai. Jį reikia ne taip naudoti. Jį reikia paimti vieną ten pipetę, įsilašinti į delną ir sušildyti jį. Va taip va. Ir tik tada va taip va pradėti. Žinokit, visiškai kitas efektas. Aš irgi iš pat pradžių dariau kaip tu. Su pipetė pasilašinu ant veido ir kur kliuvo, kur nekliuvo. Tai va čia irgi būtų vienas tas toksai iš grožio paslapčių, kaip mes sakom, veidą kremus reikia tepti ant šiek tiek drėgno ir prisotinto veido, taip ir šitą hialurono serumą reikėtų iš pradžių į delną sušildyti ir po to tik tai tepti visur. Tai va, tikrai produktai yra visi geri ir ką aš galiu pasakyti? Galiu pasakyti, kad tikrai, jeigu kurių iš jūsų dar neturite tos kaukės, tikrai įsigykite. Ja rekomenduojama pačioj pradžioj naudoti 1-2 kartus per savaitę, nu, o paskui jau žiūrit nuo savo veido odos. Ir va šitą hialurono serumą, kurį jau tu, Genutė, baigėja nenaudoti beveik. Jo, kaip vat Jūrat minėjai, čia dabar sakot neteisingai naudoju. Aš negailiu paprasčiausiai, jeigu aš būčiau, pagailėjusi ir tik tai biškiusi lašinusi, aš nežinau, ko gero aš užtekčiau 4 mėnesių. Nu, tu supranti kaip? Tu dabar sakai, aš negailėjau, bet aš irgi negaliu pilną pipetę, bet žinok, kai va taip va dėl nuose sušildai, jisai žymiai geriau slysta, jo nereikia tiek daug. Dėl to ir yra mūsų produktai natūralūs, jos reikia mokėti naudoti. Tai nėra paprastas hialurono serumas su kažkom tai. Tai yra visiškai natūralus hialurono serumas, dėl to jį ir va reikėtų taip va pakaitinti savo rankytėse ir tada tikrai jo daugiau užteks. O dabar aš norėčiau, kad mūsų Genutė pasidalintų savo atsiliepimų, savo patirtim, nes man labai patinka, kaip mūsų Genutė sportuoja. Va, kaip čia Skaistė minėjau, gerai, žinokit, kad niekas ir neturi tų svarstyklių namuose. O svarbiausia, va, ta tokia didžiausia problema ir yra, kada pas moterų svarstyklės namuose jos negali atsipalaiduoti. Pradeda sportuoti ar vartoti kažkokius tai kūno formavimo tos produktus, linijų formavimo produktus ir kiekvieną dieną važiuoja tas svarstyklės. Va tai yra svarbiausia klaida. Labiausiai reikia atsipalaiduoti, svarstyklės padėti ir grinai pasitikėti savim ir tikėti tais vartojamais produktais, kuriuos tu vartoji. Aš dabar pradėjau vartoti dienos balansą, kad susireguliuočiau. Jo, aš tai į stiklinę, didelę stiklinę įsipilu, kol aš kavą pasidarau, tabletės ištirpsta ir dienos pradžioje aš išgeriu. O kada aš vykstu į darbą, aš į gertuvę. Tai irgi per dienos tarpą aš tą daily balance ir išgeriu po truputį. Nu, čia priklauso, aišku, kas kaip turi galimybės naudoti, jo vartoti. Ką dar noriu pasakyti, šeimoje pas mūsų dar vartojam tą Tumitonik. Labai geras yra, kas turi su žarnyno problemom ir va tas yra, kad ir sportuoji vis tiek, jeigu turi problemą su žarnynu, vis tiek tu jau būsi toks, jausi savijauta bus tokia apsunkusi. Diskomfortas, jo. Nu, diskomfortas, jo svarbiausia, bet reikia susireguliuoti žarnyną, įsivalyti žarnyną arba su hormoninė pusiausvyra. Čia tokia mano patirtis yra.
O jūs, Jūratė, pakalbėkit trumpai, kas čia pas mus vyks. Jau Taip, vyksta. taip, vyksta, nu dar nevyksta, dar tik tai pačioj mes Pradžia. dėjomės vieną koją, susikūrėm tokią grupę, į kurią kviečiam visus, ne tik tie, kurie vartos mūsų produktus, bet ir tie, kurie galbūt prisijungs, pamatys mumis ir ne tik mumis ir pradės patys pirkti mūsų produktus, kadangi Urban Retreat kompanija yra, kuri siūlo natūralius produktus. Gali būti įvairių rūšių, organiški ir natūralūs, sakykime, ar ne? Ir mes turim liniją sveikatinimosi, kūdinimuisi, ar ne? Va, plaukų mūsų Daiva sėdi ir grožio linija veidui, sakykime, ar ne? Tai jeigu naudojas natūraliais, nekeiksmingais produktais, kurie yra tik natūralūs ingredientai, tai aš manau tikrai, va, kaip tu, Genutė, sakai, ir tas Daily Balance, ir tas Tommy tabletės, ir tas Body Slim, kurį va naudojo, ne mūsų Skaistė, tikrai, manau, vienas buteliukas, kaip čia buvo šventės, čia mes valgiam visokius majonezus, sakykime, ne, viso, sakykime, tikrai valgiam mažiau ir daugiau, bet tų baltų mišrainių, nes mes nelabai įsivaizduojam tų savo švenčių, bet tų visų produktų, ar ne? Nors, aišku, jau kaip mes turbūt viso žinojom, kad po naujų metų bus nauji metai, tas iššūkis, nauja aš, jau vis tiek turbūt mažiau tų mišrainių valgiam, ar ne? Nelabai išėjo mažiau. Man išėjo, aš tokia žiūriu. Kad, žinai, pas mane kaip tik galvoju, bus iššūkis mano metų, viskas, eisiu iššūkis. Nu, čia vėlgi supranti, o aš kaip tik galvoju, čia iššūkis, čia ašgi dalyvausiu tam iššūkį, o ką man būtų lengviau, tai gal aš nevalgysiu 3 šaukštus, valgysiu 1,5 šaukšto tos mišrainės ir užtenka. Ir žinokit, va čia va įsidėjo jau ir šiandieną, kai mes pietavome, ne, su vaikais, žinokit, irgi, aš taip valgau ir man taip, viduj toksai, Jūrate, stop, tugi pradėsi greitai tvarkyti savo organizmą, balansą, nes moterim visom jau, Skaisti gal nelabai, bet gal pas ją dar paauglystės ten visi tie šokinėja hormonai, ar ne? O mum jau kaip ir tikrai tie hormonai turbūt visom šokinėja. Tikrai, aš irgi apie tą balansą galiu pasakyti, aš geriu jau 2 buteliuką, tokį, ne, tas po 15. Tikrai, ką aš galiu pasakyti? Nuotaikų kaita, ta, kuri būna pas paauglių, pas nėščių ir pas jau mūsų amžiaus moterų, jinai jau tokia pradeda šalintis. Tai jeigu aš išgėriau vieną jau tą 15 tų tablečių, dabar užsisakiau kitas ir pradėsiu gerti dar 2 įpakavimą, o 3, 4, o jos galima gerti vietoj atsigėrimo, kaip Genutė tu sakai, ne? Ryte, kol pasidarai kavos, įsimeti į didelę stiklinę tą tabletę, jinai labai greitai ištirpsta. Vienos ilgiau biški tirpsta, man atrodo, balansas ilgiau tirpsta negu tas Tommy. Ir išgeri ir varai į darbą, jeigu ką. Tai kokie dar būtų gal patarimai, nes mes visus kviečiam į savo grupę, kur tikrai mes dalinsimės ir ne tik mes, savo atsiliepimais ir ką mes naudojam ir kaip mes ką darom. Gal kas nors turit kažkokių tai patarimų žmonėm iš šono, kurie pažiūrėję mūsų video norės prisijungti. Tai, kad galima jungti. Prašau, Daiva, sakyk. Kad galima jungtis, nebūtinai iškart naudot produktus. Galima stebėti, ar tie produktai veikia, kaip jie veikia, kam valgo, gal patys ką nors norės pasidalinti kokiu receptu ar kažkokiu patarimu ir vėliau prisijungti tą patį. Nebūtinai reikia iškart pirkti produktus. Taip. Atėjai, pasižiūrėjai, pavyzdžiui, mes tai tikrai visos vartosim, nes mes jau ir norim to dalyko, ar ne? O žmonės tikrai atėję į tą grupę pasižiūrės, kad mum tie produktai veiksmingi ir jie tikrai irgi norės. Tai kaip tu, Daiva, sakai. Aš manau, kad. Jo, Genutė, dabar tu kažką norėjai pasakyti irgi. Bet svarbiausia, kad mes esam asmenybės ir kiekvienai mums yra skirtingai. Svarbiausia, kad nenusiteikti, kad pozityvas ir veikia viskas kartu. Taip. Ir dalinsimės, tą patirtį mes ir dalinsimės.
Ir tai nesvarbu jo, kai Taip, įstoji, pavyzdžiui, į tą mūsų Jo. pusę ateidį ir, aha, čia, tipo, kūdinasi, o aš gal negaliu, aš Ne, gal ne, bijau. ne. Ne, tai nebūtinai, va kaip skaistė, nesako, aš jaučiuosi lengvesnė, gal tikrai nenumetė Jo. nei vieno kilogramo, bet pasiava prasivalė ten viskas, ane, sakykime, išgers antrą, trečią ten buteliuką ir niekada, kaip sakoma, nėra tos stebuklingos piliulės, vieną tą piliulę išgeri ir jau tu iš, pavyzdžiui, ten kokių 90 svorio iškart ant 60 nueini. Nėra tokių dalykų. O kas taip šneka, tai čia yra vėjai. Reikia mažiausiai, jeigu tu nori, pavyzdžiui, numesti šiek tiek kilogramų, sveikai, kad jie nesugrįžtų, reikia mažiausiai 3 mėnesių. A ne, Daiva? Juk tu ten Taip. daugiau žinai. Reikia susibalansuoti mytybą ir laikytis. Tai čia ne kūdimas, čia jau kaip įprotis tau turi Įprotis, būti. jo Taip, gyvenimo tu turi būdas, jo gyvenimo sveika. būdas, jo gyventi su ta. Ir ne taip, kad būtinai, kad nieko nevalgyti vien salotas. Galima ne. viską valgyti, bet laiku ir Taip, su saiku. taip. Jo. Tai nereiškia, jeigu aš nuėjusi į kavinę negalėsiu ten Taip. kažkokio pyrago suvalgyti. Nu, Ne, nu, ne, čia ne, jau ne, mes ne. esame visi žmonės, o savaitgaliais jau galim leisti pasilepinti ir pyrago gabaliuką, ir šokoladą. Ir cepelinų. Jo, tai Cepelinų. aišku. Jo. Taip, taip. Kad ten sportuoti, būtinai ten reikia sportuoti, daug užtenka truputėlį pajudėti ir taip visai kitaip jautiesi. Taip. Jo. Kaip sako, sportas sveikata, bet kada tu to sporto per daug jau, ane, naudoji, ten piknaudžiauji to sportu, tu gali dar blogiau savo padaryti, kada tu nemoki sportuoti. Tai šiam kartui kaip ir jau baigsim, tik tai noriu pasakyti, kad prašom, nebijokit, junkitės į mūsų tą grupę, jums tikrai ten patiks. Mūsų Genutė parodys keletą pratimų, kurie padės išjudinti visą virškinimo sistemą ir ne tik. Mūsų Daiva pasidalins su savo skanukų receptais, kurie tikrai nekenkia figūrai, ar ne? Bet mes Draugiški. norim, kad nuotaika pakiltų, mes tikrai tų skanukų norim. O jeigu netgi tie skanukai yra mūsų sveikuoliški, kodėl jų nepavalgius? Tad nebijokit, junkitės, tikrai su malonumu kviečiam visus. Ir tikrai, kaip minėjom, kad nebūtina pirkti mūsų produktų iš karto, jūs paprasčiausiai prisijunkit, stebėkit mumis ir ne tik mumis, užduokit klausimus, o gal jūs irgi, va, kaip Daiva sakė, turėsit mum kažkokių patarimų, gal kažkokių tai įdėsit kažkokių tai produktų, receptų, mes su malonumu taip pat pasinaudosim jūsų patarimais ir jūsų receptais. Tad dar sykį visus sveikinu su naujais 2024 Žaliojo drakono metais ir linkiu, kad išsipildytų jūsų užsibrėžti tikslai ir svajonės. Iki kitų malonių susitikimų. Ate! Iki. Tai